Nostra regionų krepšinio lygoje vėl liūda nebuvo, kol mano dešrelės kepa, greitai perėsiu prie praėjusios savaitės apžvalgos. Na ką, ir toliau nuostabę sportinę ir fizinę formą, panašiai kaip aš, demonstruoja Birštono Milastos vyrai, kurie nuskynė 7 pergalės iš eilės ir įsitvirtino tarp lyderių. Na ką, birštoniečiai 18 taškų skirtumų išvykoje nukalė Akmenės rajono komandą, o namie 20 taškų persvarą pasigardžiuodami sukirto Joniškio delikatesą. Na ir tame mače apsilankė pats Pravalturo direktorius Vytautas Mikaitis. Pastebėjau, kai tik jis atvyksta iš Birštoną, paprastai Milasta laimi. Taigi atrodo, Mikaitis tampa Birštono ekipos talismanu. Iš gilios duobės pagaliau ropšėsi Biržų oranžinio sviedinio meistrai, gal nepamažino nealkoholinio alučio, nes jie iš pradžių sudorojo Šilalės lūšį, o paskui gausiai užsigėrė Akvilės vandeniu, pranoko ir Druskininkų ekipą. Į turnyro lentelės dugną dėja nugarmėjo Kazlų Rūdos ekipa, kuri iki šiol nelaimėjo savo žiūrovų akivaizdoje. Kazlų rūdiečiai nusileido ir Tauragės komandai. Puikią ataką prieš Atakos komandą suorganizavo Redas Jakubauskas, kuris beveik iš rūbinės viena ranka švystelėjo kamuolį per visą aikštę ir pataikė. Netgi aš geriausiais laikais tokiu būdu nepataikydavau į skylę. Kol kas žiauriai nesiseka ir Žalgirio, ir Ryto jaunimui. Abi komandos velkasi turnyro lentelės apačioje. Ir šiandien komandos tarpusavė išsiaiškins santykius 20 valandą Vilnius Active arenoje. Lietuvos krepšinio lygoje Žalgiris buvo pajėgesnis už Rytą. Nacionalinėje krepšinio lygoje Ryto dupleriai nukalė jaunuosius žalgiriečius. Taigi regionų lygoje spręsis, kuri komanda yra stipresnė. B divizione, kaip peilis sviestą, varžovų gynybą raiko Vilniaus rajono KK Chebrytė, kuri laimėjo jau visus 5 mačus. Pirmą kėlinį prieš Kaišiadorių klubą Vilniaus rajono krepšininkai laimėjo nepadoriu rezultatu 28-2. Na, ko gero, jau po pirmo kėlinio Kaišiadoriečiams reikėjo mesti į aikštę baltą Nostros rankšluostį. Na ką, mano dešrelės jau iškepė, laikas vakarieniauti. Atsisveikinu iki kito karto, linkiu visiems sėkmės, nepersivalgykit ir meskit į sietkutę, ne į lanką.